Ponios ir ponai, ir dabar tas toksai keistas žanras, kai moderuoji renginį, jauties labai keistai, nes salėje žmonių yra mažiau negu už kameros. Nes šiandienos renginys taip pat yra tiesiog transliuojamas ir šitoj naujoj realybėj turim suprasti, kad visada turime elgtis padoriai, nes kameros yra įjungtos. Tai iškart informuoja apie tiesioginę transliaciją. Kai metų pradžioj kalbėjom apie turizmą, visi svajojom, kaip daug keliausim, perpildyti lėktuvai, kruizų kelionės. Turizmo sektoriaus atstovai kalbėjo apie augantį kvalifikuotos darbo jėgos poreikį visame viešnagės turizmo sektoriuje. Ir praėjusiais metais turizmo sektorius Lietuvoje sukūrė maždaug 3% BVP, kas virto į 1,3 milijardo eurų šalies biudžetą. Ir šiame sektoriuje tiesiog ir netiesiogiai dirbo apie 50 tūkstančių žmonių. O šiandien esam tokioje situacijoje, kurioje niekas tikrai negalėjome įsivaizduoti. Ir dėja, bet turizmo sektorius išgyvena tikrai sunkiausius laikus per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Ne tik mūsų lietuviškas turizmas, lygiai tą patį matome ir užsienyje. Todėl šį rytą jūs sukvietėm pasikalbėti apie tai, o tai ką daryti toliau. Ką daryti, kad tie 50 tūkstančių, netgi galbūt daugiau žmonių neliktų be darbo, ką daryti, kad valstybės biudžetas gautų pajamas, ką daryti, kad kuo greičiau turėtume reikiamus sprendimus. Ir natūralu, kad kandidatai į šalies parlamentą yra tie žmonės, į kuriuos labiausiai krypsta visų žvilgsniai. Ir yra šitame visame laikotarpyje įdomu pakalbėti atskirom temom, ne tik tai bendriniam, apie vieną ar kitą dalyką. Aš esu Arijana Mošalė, būsiu šiandienos renginio moderatorė. Ir iškart noriu pristatyti kelias tokias esminės taisyklės. Mes neturėsim tokio kaip nacionalinio transliuotojo debatų formato. Tai yra, politikai nebus kaip čia, ir jie patie, manau, bus daug įdomiau, negu ten kalbėti pagal 1 minutę, žiūrėti laikrodį ir taip toliau. Mes turėsime normalų diskusijų formatą, dėl to tikrai visus kviečiu ir kelti ranką, jeigu norite replikuoti, pasisakyti, nelaukti, kol ateis jūsų eilė. Nepulsiu jūsų vardinti abėcėlės tvarka, skaičiuoti, kiek laiko duota, tai tikiuosi dėl to neprieštarauti, nes mes norime turėti tiesiog kokybišką pokalbį apie tai, kas rūpi visiems čia susirinkusiems ir transliaciją žiūrintiems žmonėms. Bet, kaip moderatorė, tikrai darysiu vieną dalyką. Jeigu kalbat per ilgai, nutrauksiu. Būna tokia problema, tai tiesiog dėl to, kadangi mes šiandieną turėtume turėti 7 kandidatus į parlamentą, tai norėtųsi, kad išgirstume kuo įvairesnių pozicijų, kuo įvairesnių nuomonių. Tai šitoje vietoje nieko asmeniško, bet kartais galiu pabūti raganą ir sustabdyti jūsų mintis ir suteikti žodį kitiems žmonėms. Sekantis dalykas, taip pat labai prašau visų čia esančių salėje, kilstelti ranką, jeigu norite įsitraukti į pokalbį. Tiesiog aš pamatysiu ir paskui kolega Remigijus paduos mikrofoną ir galėsite užduoti savo klausimą, pasidalinti savo mintimis. Lygiai taip pat prašau transliacijos stebėtojų, tiesiog nes transliacijos stebėtojų, jeigu norėtumėte užduoti klausimą, kažkokią remarką, tai drąsiai rašykite Facebook'e ir visi šitie klausimai atkeliaus iki manęs. Diskusijos metu, iškart sakau panelės dalyviam, jeigu aš būsiu telefone, tai nereiškia, kad mano bodu, tai reiškia, kad aš žiūriu, ar Facebook'e nėra kokių nors įdomių klausimų, kuriuos turėčiau užduoti iš auditorijos, tai nepriimkite irgi nieko asmeniško. Na ir paskutinis dalykas, mūsų tokia renginio programa šiandieną yra planuojama maždaug 1,5 valandos. Mes iš pradžių turėsim tokį trumpą sveikinimo žodį su intro, kodėl mes čia esame, tada pokalbį su mūsų politikais, su tais žmonėmis, kurie, tikėkime, bus mūsų tautos atstovai artimiausius 4 metus, maždaug apie 45 minučių diskusiją ir žinoma visi kviečiami dalyvauti. Po to turėsime tokį trumpą kelių minučių pranešimą, ko tikisi turizmo sektorius iš būsimų Seimo narių ir žinoma, tada labai lauksim visų refleksijų, įžvalgų apie tai, ką išgirdote, kaip viskas atrodo. Ir iš karto norėčiau, kad šitos diskusijos būtų tokios smagesnės, aštresnės, tai nebijokit drąsiai pasisakyti, nebijokit oponuoti, nes tik tai per diskusiją gimsta kokybiški sprendimai, kas mums šalyje, aišku, yra pats svarbiausias dalykas, ir ypač turizmo sektoriui, kuris dabar laukia kokybiškų sprendimų. Tai tokia mūsų artimiausia programa, o dabar kviečiu šio renginio iniciatorę, Lietuvos turizmo rūmų prezidentę Žydrę Gavelienę, trumpai visus pasveikinti ir pasakyti, ko mes čia susirinkome. Ačiū, Arijana. Labas rytas visiems. Nesikartosiu, ką Arijana pasakė, kad turime šiandienai reanimacijoje.
Bet pakalbėti noriu apie kitą. Visų pirma, dėkoju visiems, kurie čia šiandien susirinko, ir ypatingai politikams. Aš žinau, koks yra įtemptas periodas. Šituo susitikimu norime parodyti, kad turizmo rūmai vienijantis 10 asociacijų yra atviri dialogui. Mes visada siekiame dialogo ir pradedam nepaisant taip, kai pasibaigs rinkimai. Mes tikrai tikime, kad gerų poelgių, gražių žodžių, kvietimų bendrauti, mes pasieksime geriausių rezultatų kartu. Tai ką, dėkui dar kartą, pradedame ir dar kartą labai ačiū. Na ką, tai tada aš jau pakviesiu visus mūsų panelės dalyvius, matau visus 6, 7 dar trūksta, bet manau, kad prisijungs į diskusiją. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai atstovauja Vida Kačienė. Prašau, Vida, taisykitės, aš tik tai šitą vietą užsėmus esu, kad visus matyčiau. Pablokit, kažkaip tai pradėjau. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Kaip tik pro duris įžengia Andrius Kupčinkis, kas prašau, užimti vietą čia. Lietuvos socialdemokratų partija atstovauja Svetlana Grigorian. Liberalų sąjūdžio atstovas šiandieną yra Simonas Getvilas. Laisvės partijos atstovas yra Karolis Žemaitis. Ir Laisvės ir teisingumo partijos atstovė Jolanta Vedilienė. Prašau, taisykitės. Ir jeigu nenutiks kokie force majeure, tiksliau nenutiko, prie mūsų dar turėtų prisijungti darbo partijos atstovas Antanas Guoga. Tai jeigu jisai čia taip įsliūkins tiesiai, tai žinosim. Gerai, tai aš tokį klausimą visiems apšilimui duosiu, labai paprasta, neįsitempkit, bet kad truputį jūs kaip ir žmonės pažiūrėkite. Kokia yra jūsų kiekvieno mėgstamiausia šalis ir kodėl? Ir kokia yra jums gražiausia Lietuvos vieta? Kas man pradėtų? Jeigu nebus jokios eilės, čia nacionalinis transliuotojas, mikrofonai yra parengti, paruošti, tai pirmin, kas pirmas pačiups, tas ir pradės. Taigi politika yra. Būti pirmam yra gerai. Jungsim 1, 2, 3, 1, 2. Mes dar. O, taip, sveiki. Labadiena, mano vardas Karolis Žemaitis, aš esu iš Laisvės partijos. Tai atsakant į klausimą, turbūt čia be Lietuvos ta mylimiausia, mėgstamiausia šalis. Nebūtinai, kad Lietuvai mažiau patinka Respublika. Ne, man Lietuva be galo patinka, bet turbūt, kad būtų diskusija įdomesnė ir aš atmeskim Lietuvą kaip virš visko jau esančią valstybę, kuri mums be galo visiems patinka ir yra mylima. Turbūt antra mano mylimiausia valstybė būtų Švedija. Iš įvairių kampų, tiek iš kaip galimybės ten gyventi, tiek kaip turistinės vietos, tai aš pavydžiu jiems jų fjordų, miškų ir visų kitų dalykų. Ir antras klausimas buvo gražiausia Lietuvos vieta. Taip. Man gražiausia Lietuvos vieta ir tiksliau laikas, kurį aš stengiuosi bent kartą per metus turėti, tai yra ankstyvas vasaros rytas tokiam giliam lietuviškam miške. Mėgstu kartais išvažiuoti iš miesto ir atsibusti ryte kažkur vidury Labanoro girios ir tai man yra ta gražiausia Lietuva, kurios kartais labai pasiilgstu būnančią mieste. Dėkui, gerai. Prašau, Jolanta, jūs paėmėte mikrofoną, tai... Taip. Tai kalbant apie užsienį, tai mane visuomet žavėjo ir žavi Austrija. Tai yra, kaip ir nedidelė ES valstybė, bet ten yra tobulas balansas tarp galimybių praleisti laisvalaikį, pasimėgauti kultūrą ir ten yra labai gera verslo kultūra. Ir va, kai atsiduri toje šalyje, karališkoje šalyje, tai tiesiog mane visuomet žavi jų tas ir tikslumas, ir tuo pačiu ir tas relaksas, kurį jie patiria gyvendami ten. Ir lankytojai pamato tas karališką visą architektūrą. Ir, kadangi aš esu kaip ir konferencinio turizmo atstovė, bent jau mane rinkoje žinom, tai ir konferencijų turizmo srityje Austrija yra pirmaujanti, lyderiaujanti valstybė. Man tai yra tobula šalis pagal savo tvarką ir kultūros tvarkos, verslo ir kultūros balansą. O Lietuvoje aš labiausiai dievinu tiesiog Verkių ir Pavilnių regioninius parkus. Čia pat vietoje, bet kada nueini, Rodos miesto centre, bet pasijauti visiškai gamtoje, atsipalaiduoji ir tai yra pačios gražiausios mūsų vietos. Dėkui, Jolanta. Vida, foto mikrofoną jau pasiruošusi? Sveiki visi. Taip, jisai susijungs. Tai dar kartą laba diena visiems.
malonu čia visus matyti. Ir atsakant į jūsų klausimą, tiesiog mano tokios priešinginės yra. Man gražiausia šalis, tai yra geriausia šalis, kur aš mėgstu leisti atostogas, tai mėgdavau, tai yra iki šiol, tai yra Tailandas. Tailandas todėl, kad tai savita kultūra, tai labai geras oras, aišku, labai geras maistas. Ir aš ten pasijaučiu kaip ir kitų žmogumi, tiesiog išeinu iš savo stereotipų. Na, o Lietuvoje tai reiškia man gražiausia yra Žemaitija, vieta, kurioje aš gyvenu. Kaimas, kaip minėjau, tai, kad galiu laisvai atsibusti ryte ir daryti, ką noriu, pasigrožėti netoli esančių nuomoninių piliakalnį. Man gražiausia galbūt todėl, kad jinai iš tikrųjų yra graži ir todėl, kad aš jaučiuosi savimi ir esu tiesiog laisvas žmogus. Dėkui, Vita, už tokį gražų pasakymą. Simonai, mikrofonas jau mačiau pas jūs prieš tai atkeliavęs. Taip, laba diena. Na, gražiausia, nežinau, Lietuvoje kalnų nėra, kažkaip norisi tempti, to prasme, kad akis nebūtų tokios įsitempusios, nes mūsų horizontas visada 50 metrų, žinai, o ant kalno kaip užlipti, tai, taip sakant, tik lainė atsipalaiduoja, tai Norvegija pats esu išgyvenęs tenai, man atrodo, pilnavertė valstybė, tiek su žmonės įdomus, yra ko su Lietuva palyginti, jauna valstybė. O Lietuvoje, nu, gal bus banalus, bet kaip klaipėdietis aš net natūraliai, ta prasme, kai įsėdi į keltą, persikeli į Kuršių neriją, Smiltynę, jau yra visiškai kas kita, negu net ir Klaipėda. Dėkui. Andriau. Taip. Gal garsiai išnekėsiu? Ne, transliacija, mums reikia mikrofoną veikiančių. Tai labą dieną visiems, atsiprašau, šiek tiek pavėlavau. Tai pirmiausia, turbūt vienas kitą jau pasveikinote su pasaulinė turizmo diena. Sveikinu visus ir linkiu, kad iš tikrųjų šitą pandemiją per daug nesutrikdytų to verslo ir ilgam ir viso sektoriaus. Tai tikrai to labiausiai dabar norėtųsi jums palinkėti. Na, o dėl svečių šalių, tai man kažkaip, ne todėl, kad mes dešinieji ir pareigos artimos, bet Norvegija iš tiesų yra tokia labai miela šalis ir ten kiekvienais metais beveik tekdavo lankytis, ypač dirbant merų, Kauno miesto merų, tai vien dėl to, kad mes turėjom labai ilgalaikius ir šiltus santykius su Vestfoldo grafystė. Ir galiu pasakyti, kad susiklostė tokia labai įdomi, graži tradicija, kad Vestfoldo meras dovanodavo Kaunui eglutę. Tai buvo pirmaisiais nepriklausomybės metais, iš tikrųjų fiziškai būdavo atvežama didelė eglė. Paskui, aišku, tai jau daugiau buvo simbolinis veiksmas, tokios deklaracijos įteikimas, bet apskritai pas juos lankantis, nu, tikrai labai šilti santykiai užsimezgė. Tai man ir dėl kalnų, ir dėl jūros, ir dėl pasiplaukiojimų visų, ypač į saleles, tai ten fantastika. Tai tikrai Norvegija yra ypatinga šalis. O jeigu kalbėt apie vietos pažintinės ir įvairias vietovės, tai aišku, tie regioniniai parkai, zarasai, ar miškai, ar grybavimas ir panašiai, tai visą tai miela, tik tai reikia tam rasti laiko, nors pusdienį išvykti. Todėl grįžus į Kauną, tai labiausiai, ypač po posėdžių, kadangi gyvenu miesto centre, tai labiausiai miela užsėsti ant dviračio ir numinti į Panemunės šilą arba Lampėdžių šilą. Dėkui už tokį išsamų papasakojimą, Svetlana, jūs tokie favoritai? Labadiena visiems žiūrovams, labadiena visiems tiesioginės transliacijos stebėtojams. Iš tikrųjų, galbūt nepasirodysiu tokia unikali, bet mylimiausia mano šalis yra Lietuva. Mano supratimu, mūsų šalis yra ta vieta, kurioje turime neeilinių galimybių kurti, turime neeilinių galimybių įgyvendinti savo kūrybinį potencialą, todėl Lietuva man yra mieliausia ir mylimiausia. O kalbant apie vietovę, tai galbūt aš norėčiau pabrėžti, kad mano mylimiausia vietovė yra ta vieta, kurioje aš užaugau. Tai yra Palanga. Atvykau šiandieną pas jūs iš Palangos ir tampriai susijusi yra Palanga ir su turizmu, todėl tikiuosi šiandieną ir diskusija bus labai įdomi. Tai tiek. Ačiū, Svetlana, jums ypatingai ačiū, nes labai vis tik keltis ryškiai turėjote, tai dėkui už tai, kad paukojo truputį miegą ir atvažiavote pas mus. Tai visai tokie skirtingi žmonės susirinko. Truputį turim skandinavišką tokį flangą, turim truputį egzotikos, aišku, visi mylim Lietuvą ir truputį tvarkos mylėtojai, tokie man visi pasirodė, nes vis tiek Skandinavija, Austrija, ir Lietuva visai tarkinga šalis, Tailandas, dėl toks truputį išsiskiriantis yra.
Ir kažkaip tikėjausi daugiau atsakymų Nida, kad bus, bet pasirodo, turim daugiau gražių vietų Lietuvoje. Tai nuo tokių gražių dalykų prisiminimų eikim prie sunkesnės temos. Ir sunkusis klausimas yra, gal šį pradžiai adresuosiu tiem žmonėm, kurie šiuo metu yra politinėje opozicijoje. Bet matau, Simonas turi mikrofoną. Kaip jūs vertinat jūsų partiją, jūs asmeniškai dabartinį turizmo sektorių ir kaip įsivaizduojat, kas jame vyks artimiausius 2-3 metus, kokias didžiausias problemas matot, į ką ketinat skirti, kam ketinat skirti daugiausia dėmesio? Na, turizmui yra dvigubas smūgis. Nėra sektoriaus, kuris būtų daugiau nukentėjęs. Dvigubas smūgis sako dėl to, kad pandemija, o antras, kad sumažėja žmonių perkamoji galia, reiškia, ant ko taupai, tai ant laisvalaikio. Ir tada reiškia, tai yra tai, ko atsisakai. Ir akivaizdu, kad dabar gal prisiskolinę esam, bet pa žmonės pinigų nebus tiek daug. Reikia pažiūrėti, kas užsienio televizijose dedasi. Matome, kad ekonomikos tikrai nėra taip gerai gyvuojančios kaip Lietuvoje. Tai atsakymą turizmui. Reikia išgyventi kritinį periodą iki vakcinacijos, visuotinės vakcinacijos. Iškart paklausiu, kad jūs spėjimų, kada jis turėtų nutikti? Nesu medikas. Gera politikos savybė, kai jisai pasako, ko nežino. Tai aš nežinau. Ir nežinau, ar kas nors turi aišku atsakymą. Tai reikia išgyventi iki šito periodo pabaigos. Reikia duoti negrąžintinas subsidijas turizmo sektoriui, taip kad jisai būtų, galėtų išgyventi tą periodą, galėtų pasiruošti po šito periodo, nes alternatyva yra ta, kad bus kažkas kitas. Bus užsienio kapitalas, kuris užims šitą, nebus atvykstamojo turizmo išplėtota, turėsim infrastruktūrą, kuri apleista negrąžintinai ir labai lėtai įsibėdėsime po to. Tai šitas periodas iki visuotinio atsigavimo turi būti negrąžintinos paskolos, po to turi būti lengvatinis subsidijavimas, bet reikia žiūrėti, kad čia mes nešnekam, kad kažkas perspektyvaus yra, reikia suprasti, kad sektorius praras darbo vietas ir sunkiai atsigaus, bet žvelgiant į perspektyvą, Lietuva, vietinis turizmas turi ko išlošti, nes tas balansas būdavo vis tiek, išveždavom eurus, o dabar esam uždaryti namie, čia vartojam ir kurortai ypač tą pajuto per vasarą. Tai yra kas ta prasme galės įgyventi gal valstybės pagalbos, bet gal ką aš galėčiau kaip politikas pažadėti - dialogą. Daug problemų, kasdieninį, nuo lėktuvų skrydžio uždraudimo sekančią dieną 6 ryto, o iš vakaro informuojamas turizmo sektorius 10 val. Vakaro, kad rytoj nebegali išskraidinti keleivių, iki paraiškų Invegai aptarimo, viso kito vėlavimo, civilinio kodekso keitimo. Mes čia daug, aš nenoriu užimti eterio, bet iš esmės tai yra kasdieninio kontakto turėjimas ir galų gale neturėjome ministro. Neturėjome ministro pačių kritiškiausių laikų. Ir man atrodo, tai buvo neatleistina klaida. Turim prisimti kaip opozicija ir pozicija, kad taip negalėjo būti su turizmu pasielgta, kaip buvo šį. Aš atsimenu, dar užduosiu vieną klausimą, su tokiu trumpu atsakymu prašyčiau, sakant, kad duoti turizmui pinigų, aš taip grubiai pasakysiu, jūs raiktastabį paleisti iš turizmo. O iš kur mes tas pinigus paimsim? Kaip pasakyti? Tiesiai šviesiai, iš kur? Tiesiai šviesiai. Čia reikia atsakyti klausimą, kokią mes įsivaizduojam Lietuvą po pandemijos. Ar dirbančią, ar pašalpų Lietuvą. Šiandien yra formuojama pašalpų Lietuva, kad valstybė tiesiog išdalina žmonėms pinigus, kurie išleidžiami nežinosi, bet man atrodo reikia dirbantiesi išdalinti pinigus. Jeigu rinktis, kam dalinti. Žiūrėjau, mano klausimą jis neatsakė, aš kaip visi pinigų. Mes visi parlamente esam davę vyriausybei teisę skolintis 5,5 milijardo padidinti vyriausybės skolą. Greičiausiai valstybės skola padidės iki 50% šitos krizės, lyginant su mūsų BVP. Valstybė jau pasiskolinusi yra nemažai pinigų, nerodo mums biudžeto pakeitimo, kur juos leidžia, bet kad juos leidžia, tai faktas. Turizmas gavęs yra, jūs patys žinot, 30 milijonų be procenčių paskolų, keletą kitų tenai instrumentų, bet tai nėra daug. Turizmo sektoriui išgyventi tikrai nereikia 100 milijonų. Mes kalbam apie tai, kad mes kaip Seimo nariai esame davę valstybės mokesčių mokėtojų vardu, mūsų ateities kartų vardu teisę pasiskolinti 5,5 milijardo. Tai
pinigų kaip ir yra. Dėkui. Kas norėtumėte replikuoti? Pirmas Andrius, man atrodo, kilstelėjo ranką. Žiūrėkit, iškart prašau, kad... Ne, aš papildyti gal. Gerai, tai Andrius gal tada gali papildyti ir paskui... Ir žiūrėkit, iš karto prašau, kad begirdėdami kalbuose diskusijos dalyvius, jeigu norėsit pasakyti, kilstelėkit ranką, kad aš užfiksuočiau. Gerai, nebūtina laukti, gal pabaigs ir viskas tada gerai. Tai jūs žiūrėkit, Andriu, jūs papildykit, nes vis tiek įtariu, kad bus panašu opoziciniai dalykai. O paskui jau vidai teks visą krūvį turbūt atlaikyti. Mes tokioje opozicinėje bendrystėje esame su Simonu ir man tuo pačiu tenka dirbti ir ekonomikos komitete, tai kur matom realiai ir gaunam tas šūsnis raštų į savo pašto dėžutės ir turizmo asociacijos ir visi turizmo sektoriaus atstovai lankosi ir komitete. Ir nuo pat kovo mėnesio mes tos trimitų balsus ir garsus girdėjome ir labiausiai signalizavo būtent turizmo sektorius. Ir netgi su Virgilijumi Poderiu tokiai darbo grupiai vadovavom, kvietėmės ir atstovus ir betarpiškai bendravom ir matėm, kad tikrai be subsidijų šita verslo šaka tikrai neišsives. Tuo tarpu vyriausybė, nepaisydama nors mūsų rekomendacijų iš ekonomikos komiteto buvo vienbalsiai bendru sutarimu sutarta, kad turim pirmiausia atkreipdėmės į turizmo sektorių, pirmiausia buvo atkreiptas dėmesys į prekybos sektorių. Prisiminkime to 100 milijonų išbarstytų, sprendžiant nuomininkų ir nuomotojų santykius, tai yra ne paskola lengvatinė, o būtent subsidija. Tai tas diskriminavimas mums tikrai buvo nepriimtinas ir dabar tai nepriimtinas. Nesuprantu, kad vyriausybės pozicijos ir dabartinį ministrą, ekonomikos inovacijų ministrą mes bandom įkalbėti, kad jisai ryžtųsi teikti tokį pasiūlymą, kad turizmo sektorius vis dėlto sulauktų tos subsidijos. Nes tos, kad ir beprocentinės paskolos, na, žinant, kad verslas praktiškai nesisuka, jisai vos gyvuoja, tai, na, yra dar papildoma našta. Ir šioje situacijoje, aišku, reikia žiūrėti gerokai į priekį, mes nežinome, kada ta vakcina atsiras, nepaisant įvairių politikų pažadų, bet galvoti apie platesnį vietinio verslo išvystymą, turizmo verslo išvystymą tikrai būtina, nes turbūt patys pajutome, kad labai daug lietuvių šiemet patraukė į Latviją. Ir Palanga perpildyta, Neringa perpildyta, o labai daug pažįstamų, žinau, iš statistikos, labai daug kas patraukė į Latviją. Tai mums tikrai būtina matyti tą situaciją, tikrai nėra taip, kad visos šeimos nusprendė taupyti atostogų sąskaitą ar kelionių sąskaitą, vis tiek ieškos grėsmės, kad galbūt jau viešbučius reikės perdaryti į butus ar hostelius. Na, gal aš taip pesimistiškai dar nežiūrėčiau, bet galvoti, kas su šiuo sektoriu nutiks, tikrai būtina, nes 5 procentai BVP tai yra šis tas mūsų biudžete. Aš dabar paprašysiu Vidos atsakyti, o tada prašysiu jūsų kaip ne parlamentinių partijų dar atstovų, truputį tą tokį žvilgsnį iš šono, gerai? Tai aš grįžtu prie to pradinio klausimo, nes jau mes truputį nuėjom netgi į sekančią lygą, tai kaip įsivaizduojat, kuo gyvens turizmo sektorius tuos 2-3 artimiausius metus ir ką valstybė galėtų daryti, kad šitam sektoriui būtų lengviau? Na, iš tikrųjų, tai virusas turbūt atėjo visiems netikėtai ir galiu pasakyti tik vieną, kad vyriausybė būtų bučnėvilė, šitą atveju tikrai taip nebuvo. Vis tik tai šitam sektoriui buvo skirti 49 milijonai, ne tokiu būdu, kaip jūs sakėte, kad iš malūns mane kažkas pakrata pinigų ir susirenkama yra. Buvo skiriama tos priemonės, tikrai buvo per priemonės viskas, tai jau buvo minėta ir paskolos, lengvatinės paskolos suteikimas, taip pat buvo turizmo inovacijos, kurios yra sėkmingai įgyvendintos. Taip pat startavo tokia priemonė kaip atostogos medikams, kur vis tik tai sugrįžta ne kur kitur, tie medikai tas atostogos išnaudojo, vis tik tai yra tam pačiam viešbučių sektoriuje ir panašiai. Neseniai vyriausybė priėmė dar vieną sprendimą ir priimtas atostogos mokytojams, ko aš tikiuosi irgi vis tik tai ta priemonė pareis čia būtent į tą vietinį turizmą. Na taigi, priemonių jau ir dabar yra imtasi. Aš paminėjau tik tai keletą ir galiu pasakyti, kad nuolat tos diskusijos vyksta, kas dabar kalba eina apie subsidijavimą, tokios priemonės kaip patogios, nežinau. Čia yra derybų klausimas, ar tai bus tiesioginė subsidija, ar vėlgi per kokią tai priemonę. Tai čia bus matyti ateityje.
Dabar aš Vida jūs truputį sustabdysiu ir paklausiu. Žiūrėk, tai dar 2-3 metus valstybei subsidijuoti, duoti paskolas labai lengvatinėmis sąlygomis bus nepakeliamai sunku, nes visas pasaulis buksuoja, verslas, iš kurio mes surenkam lėšas, irgi ne taip blogai, bet irgi buksuoja ir tikėtina, kad toliau buksuos, tai iš kokių lėšų mes visą tai galėsim daryti dar 2-3 metus? Tai prognozuoti, kad mes stovim dabar ant antros bangos šito viruso, tikrai iš tikrųjų būtų labai netgi, gal sakyčiau, sunkoka. Todėl, kad sunku yra ir turizmo sektoriui, aišku, sunkiausia, nes mes nesulaukiam lankytojų. Antra vertus, kažkaip suaktyvėjo vietinis turizmas ir kai Andrius kalbėjo apie tai, kad daugelis turistų išvyko į Latviją, išvyko todėl, kad Lietuvoje nebuvo vietos, bent jau pajūrį. Tai ir 2-3 metai, aišku, vien tik subsidijavimu turbūt irgi neišgyventų. Vis tik tai čia reikėtų galvoti apie kokias kitas priemonės. Ir jeigu Simona sako, kad mes paskolinsim Lietuvą, tai nežinau, jeigu yra palankios sąlygos skolintis, kodėl nesiskolinti. Tai Italija ir Graikija gyvena, ten tai yra daugiau kaip 100% skolos santykis su BVP ir visi tenai kažkaip tas laimės indeksas, tai iš šono žiūrint, atrodo daug aukštesnis. Tai mes taip kalbėjom ir vakar kalbėjom su asociacijos atstovais, kad ieškoma yra priemonių, viena iš priemonių galbūt ir komunalinių mokesčių, koks tai kompensavimas ar panašiai. Ir tiesiog ieškoma būdų ir aš manau, ar tai nauja vyriausybė vis tiek ras sprendimą, kaip išgyventi. Vis tiek išgyvensim, aš taip manau. Taip, dėkui. Karoli, ką jūsų partija, jūs asmeniškai, ką siūlytumėt daryti? Nes tas darbas vieną mikrofoną. Jolanta, šalia jūsų dar yra mikrofonas, jeigu ką. Tai kaip jūs matot visas šitas perspektyvas ir gal turit kažkokių konkretesnių priemonių, negu kad dabar girdėjau? Taip, tai pirmiausia, turbūt Italija, Graikija, aš tikiuosi, niekada nebus mums valstybės valdymo ir fiskalinės drausmės pavyzdys, nes tai, kur jie dabar yra, tai nėra siektinas variantas. Kalbant apskritai apie perspektyvą, mes turim suprasti suvokti dramblį kambaryje. Niekas čia nežino, kaip viskas atrodys 2, 3, 5 metų perspektyvą. Mūsų manimu, galbūt aš būsiu tas labiau pesimistas ir leisiu savo būti tokiu ir geriau atsispirti nuo to. Mano galva, artimiausius 2-3 metus mes negrįšim į tą buvusį normalumą, mes turėsim kažkokį naują normalumą ir su juo turėsim susigyventi. Ir čia yra klausimas vienas, kas vyksta trumpuoju periodu, tai yra kaip yra dalinamos paskolos, kaip yra dirbama su MIT ir visa kita. Ir tikrai buvo gerų mechanizmų, kurie buvo teoriškai paleisti gerai iš tos valdžios, bet praktinis įgyvendinimas, ką kalba ir turizmo sektorius, jis neveikia. Jeigu paskolų mechanizmas egzistuoja, bet jis neveikia taip greitai, kaip turėtų. Jeigu yra, buvo prašymai apie tai, kad būtų galima, nežinau, atskiras salas, atskirus regionus traktuoti atskirai nuo visos šalies. Urmas pasidarė, Samas ne. Kodėl? Neaišku kodėl. Ir tai iš esmės kenčia mūsų verslai dėl lėtumo procesų. Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, čia mes turim suprasti, kad tvarkoj, pasubsidijavom 1, 2 pusmetį, 3, 4 ir taip toliau, bet tai nebus 5 metų perspektyva, ką ir jūs kalbėjot, kad neišsisubsidijuosim. Ir čia yra toksai labai nemalonus klausimas mums kaip politikams, kai žiūrim į akis tam pačiam verslo atstovams, suprasti, kad neišsubsidijuosime amžinai verslo ir klausimas yra, kaip mes galim padėti transformuotis tiek valstybei, tiek patiems verslams. Ir čia, mano galva, mes turim žiūrėti, kaip ir atsakant į klausimą, kaip valstybė gali reaguoti greičiau į besikeičiančią aplinką. Kaip ar mūsų šalis, nuo mūsų agentūrų, tiek Keliauk Lietuvoje, tiek miesto agentūrų, yra pasiruošusios greitai reaguoti į situaciją besikeičiančią. Galbūt atsidarys, nežinau, mes galim kalbėti apie 2-3 savaičių langus, per kuriuos mes turim daryti smūginės kampanijas į tam tikras vietas, kad staigiai prisitraukti turistus į tą vietą ir tada suprasti, kad jos taip pat užsidarys. Tai mūsų yra pagrindinis tikslas yra efektyvinti, greitinti valstybės sprendimus, kad jie būtų greitesni, nes tokiu atveju mes tikrai galim išlošti. Jau dabar valstybė turi ruoštis tiek nacionalinių, tiek miestų ir regionų lygmenių tai atsidarimui, kuris bus kažkada, bet jau mes dabar turim žemam starte pasiruošę visas įmanomas kampanijas ir suvokti, kad kai šalis atsidarys, mes konkuruosim tarpusavį su visa Europa.
Ir va tada yra klausimas, ar mes sugebėsim greitai pasiruošti, ar mes sugebėsim greitai sureaguoti ir lygiai taip pat padėti verslui, galbūt persikvalifikuoti, atrasti naujas veiklas, tas pats Mitos inovacijų programa. Puikiai programa. Jos turėtų būti daugiau, kad mes padėtumėm pačiam verslui prisitaikyti prie naujos realybės, nes pinigais neužpildysim. Nes jūs jau užbėgat mano vienam visimam klausimui iš akių, prie kurio mes tikrai visi perėsim. Bet negaliu jūsų nepaklausti, o kokiu būdu jūs čia greituoju būdu padarysit mūsų biurokratiją greitesnę? Koks šis stebuklas dabar nutiks? Per 30 metų vis lėtėjom, čia truputį hiperbolizuoju, o tai dabar kas čia nutiks, ką jūs ketinat padaryti? Tai vienas gal iš tokių labai techninių aspektų, atrodo iš pažiūros galbūt su turizmo sektoriumi tiesiogiai nėra susijęs, tai yra technologijų žmogaus vyriausybėje turėjimas. Nes šiuo metu, pavyzdžiui, mes tarsi mastom, kad, nežinau, finansų sektorius savo, turizmas savo, ten kiti sektoriai savo. Bet ką mes matom labai aiškiai, tai yra efektyvesnio aparato turėjimas per IT. Elementariai, pavyzdys, Samos, kodėl, pavyzdžiui, Urmas gali paskelbti atskirus regionus, o Samas ne. Tai čia yra tiesiog greitesnio vyriausybės lygmens sprendimų priėmimo, kur nemaža dalim yra IT sektorius. Aš puikiai suprantu ir būtų kvaila sakyti, kad čia įvyks viskas per pusę metų. Tai yra ilgi procesai, bet čia klausimas yra pačio požiūrio. Kiek vyriausybei yra požiūrio į tai, kad darom greitai, tai, kad mes matom, ką verslas kalba ir jeigu verslas prašo reaguoti. Dėkui, nuėjant dar tokia kitokia tema, labai smagu, kad matyta visą platesnį kontekstą. Tai, Jolanta, jūs irgi norėjote replikuoti, bet tas, kaip matote, artimiausią 2-3 metų laikotarpį ir tuo pačiu kolegas pradėjo kalbėti, kas jūs papildysite, tai kokios tos priemonės buvo efektyvios, ką gal reikėtų daryti papildomai kitaip, kad tie artimiausi 2-3 metai būtų kitokie, lengvesni turizmo sektoriuje. Tai, kas vyko su turizmo sektoriumi iki šiol, ką mes stebėjome, aš pavadinčiau labai taip galbūt grubiai, bet skylių kamšymo. Ir didžiausia problema yra ta, kad visgi mes esame pasimetę valstybėje tarp savo prioritetų. Ir jeigu mes iš vienos pusės galim pasidžiaugti, kad, tarkime, turizmo sektorius iki šiol generavo ten 3 ar 4% mūsų bendro šalies vidaus produkto vertės, tai man iš tikrųjų labai liūdna, nes tai yra labai menka suma palyginus su mūsų kaimynėmis valstybėmis Latvija ir Estija. Ir aš labai noriu sugrįžti prie prioritetų klausimo. Šiai dienai visas turizmo sektorius pamatė, kad turizmas mūsų valdžiai, mūsų vyriausybei, mūsų institucijom nėra prioritetas. Paskolos, stumimas į beviltišką situaciją, ką mes matėme, paimti, verslas nežino, kur bus rytoj, kaip galima imti paskolą, prisimti naštą ir sakyti, kad tai yra gera priemonė. Manau, kad tai yra neveiksmi priemonė. Ir vėlgi, šiandien, kas vyksta tam turizmo mūsų sektoriui, mes prarandame aukso vertės kapitalą, mes prarandame darbo jėgą, kvalifikuotus specialistus. Jau, tikrai tiek iš agentūrų, tiek iš viešbučių sektoriaus atleidimai nesustoja, yra milžiniški skaičiai prarastų specialistų. Atsiprašau, bet žinokit, mane Boltų vežė jau tikrai moteris, kurios dirbusios turizmo sektorėje. Tai yra tikrai labai blogai ir reiškia, kad situacija keistųsi iš principo, ką minėjo Karolis, reikia reaguoti greitai. Jūs klausėte, kaip reaguoti greitai ir teisingai. Tai visų pirma, turizmas turi atsirasti tarp prioritetų valstybės. Visų antra, tam, kad vyktų pokytis, reikia keisti finansavimo schemą. Mes šiandien esame turizmo sektoriuje priklausomi nuo europinių lėšų. Kaip žinome, europinės lėšos suplanuojamos, surašomi kriterijai, tikslai, rinkos nustatomos. Ir tai kaip didelė gulinti karvė, kurios negalime nei pakelt, nei pastumti. Mes turime reaguoti greitai ir jeigu mūsų finansavimas būtų grįstas biudžetiniais pinigais, tada tiek mūsų įstaigos, kurios atsako už šalies marketingą, jos galėtų reaguoti greitai. Šiandien mes reaguoti greitai negalime. Kitas dalykas, vėlgi, mes turime galvoti valstybiškai. Mes turime galvoti, kad valstybei reikalingas teigiamas saldo iš turizmo sektoriaus. Mes turime atvežti daugiau pinigų, negu mes išvežam. Mes nesuplakime turizmo į vieną vienetą, į atvykstamai ir išvykstamai turizmą į vieną turizmo sektorių. Nes, daugelis, man teko pačiai susidurti, dirbant turizmo sektorių, kad, išrinktas tarybos narys Vilniaus miesto, jis ateina ir sako, turizmo specialistai, tai kur jūs man atostogų pasiūlysit? Aš sakau, kolegos, mes dirbame ne tam. Mes dirbame tam, kad atvežtume pinigus į Lietuvą. Tai mes turime kalbėti, kad visgi tie pinigai turi atvažiuoti į Lietuvą.
Kad jie atvažiuotų, reikalingos konkrečios priemonės. Mes šiandien turim pasiruošti, mes turime įteisinti galbūt eksporto įstatymą, kuriuo mes atvykstamą į turizmą įteisintumėm kaip paslaugų eksportą. Lygiai taip pat kaip kultūros eksportą mes turėtume įteisinti. Aukštųjų technologijų produktų eksportą mes turėtume įteisinti. Tokiu būdu mes turėtume kelti visą mūsų šalies ekonomikos lygį, truputėlį į kitą lygį ir turizmo sektorius tik laimėtų. Mes pasiruoštume paskatų paketą. Paprovokuosiu truputį. Paprovokuosiu. Žiūrėk, dabar mes sėdėtume ne turizmo rūmų asociacijos renginyje. Apdirbamoji pramonė, inžinerinė pramonė, medicina, IT, visi pasakytų tą patį, mes turim būti prioritetas. Tai dabar, kur čia tie mūsų valstybės prioritetai, kai mes turim tiek daug sričių, tiek turim suderinti daug interesų, kaip jūs įsivaizduojat, pavyktų suderinti verslo bendruomenę, kad štai turizmas atsiranda tarp top prioritetų, kuris šiaip palyginus generuoja 3%, kaip pavyzdžiui logistikos sektorius pas mus apie 13% negrįstų BVP. Tai va čia tas turizmas toks išskirtinis, kodėl tai turėtų būti? Tai aš dar kartą paminėsiu, kad tai yra galimybė atsivežti pinigus iš kitų valstybių. Taip, vienareikšmiškai, tai yra mūsų paslaugų eksportas. Tai yra neišnaudotas potencialas, kurio mes tikrai iki šiol neišnaudojame ir dabar tikrai visi esame gilioje krizėje ir turim galimybę atsispirti nuo dugno ir padaryti tą 3 kartus geriau negu kad darėme iki šiol. Supratau, tai tas daugiau dėmesys jūsų manimo turėtų būti atlikustamajame. Tokias valstybės mes galėtume gauti. Svetlana, aš dabar tik pasisukau, jūs tai prisiminiau, man turbūt linksmiausia šios vasaros istorija iš turizmo sektoriaus. Straipsnis viename iš portalų, kuriame Palangos verslininkai skundžiasi, kad jau pavargo dirbti ir jau norėtų, ten buvo rugpjūčio vidurys, jau norėtų sustoti dirbti. Tai dabar jau jūs, kadangi atstovaujat ir kurortiniam miestui, kaip turizmo sektorių mato, turbūt žinote, ir verslo žmonės, kurie ne tik yra per asociacijas čia susirinkę, ir kokias perspektyvas mato, kaip vertina tiek jūs pati, tiek jūsų partija, tiek verslo žmonės, tas priemonės, kurias gavo, ką matyto ateityje, kas būtų vertingiausia. Klausimų. Gerai veikia. Tai iš esmės, galbūt pradėti norėčiau nuo to, kad turizmo sektoriui natūralu, kad yra ištikusi bėda. Ir apie tai garsiai kalba ir pasaulio turizmo organizacija, skaičiai yra neraminantis. Ir kalbam ir apie tai, kad turizmo sektorius sutrauks 80%. Skaičiai yra milžiniški. Nedarbo rinkoje atsidurs labai didelis kiekis žmonių. Čia viena vertus. Iš esmės, pirmojo klausimo metu minėjote, kuri šalis yra mylimiausia, ir daugelis mūsų pasisakėme, kuri mylimiausia. Aš manau, kad žmonės irgi buvo pasiplanavę išvykti į savo šalis mylimas, praleisti ten savo atostogas. Deja, ta realybė pasikeitė, pakito ir jie užsidarė Lietuvoje. Dabar iš esmės tas išvykstamasis turizmas jisai sustojo, tačiau atsirado naujos ir kitos galimybės, tai yra vidaus turizmas ir didesnė jo plėtra. Į Palangą ir kitas kurortines vietovės tikrai atvyko labai daug žmonių, kiekiai milžiniški, mes tikrai ir Palangoje ėmėmės už galvų, kaip reikėtų priimti visus norinčius atvykti į Palangą, nes tiesiog infrastruktūros kiekiai yra nepakankami pasirodo. Tai viena vertus vidaus turizmas jisai augo ir atsirado naujų galimybių. Kaip aš sakau, kiekviena krizė yra nauja galimybė. Tai galėtumėme tiesiog mes pažvelgti mano supratimu į turizmo ištikusią problematiką per regioninės politikos prizmę. Ir iš esmės kalbėti apie tai, kad galima būtų investuoti valstybei, svarstyti investuoti į projektus, kurie būtų patrauklus mūsų vidaus vartotojams ir iš kaimyninių valstybių atvykstantiems svečiams. Apie ką kalbu? Svetlana, dabar jūs sustabdysiu. Dabar jūs įsivaizduojate, kad vietinis turizmas išgelbės turizmo sektorių ir sugeneruos vietoje, čia kai mes turėjom praeitais metais 1,3 milijardų eurų, tai mes čia lietuviai tiek galėsim suleisti. Žinot, aš galvoju, kad šiuo metu mes dirbame ir uždirbame pinigėlius, mes juos kaupiame, nes iš esmės neturime jų kur labai ir išleisti. Tos galimybės sienos yra užvertos ir mes keliaujame Lietuvoje. Ir žinote, turėjau pokalbį su kolegomis
kolegomis iš skirtingų savivaldybių ir jie man pateikė labai gerus pavyzdžius. Štai sako, pavyzdžiui, prie Platelių, reiškia, buvo įrengta infrastruktūra dviračių takų. Ir iš esmės dėl šios investicijos, kurią atliko savivaldybė, į Antkelius ir į tą vietovę važiuoja vis didesnis kiekis žmonių. Tokiu būdu atsirado galimybė kurtis naujiems verslams ir padidėjo lankomumas kaimo turizmo. Tai iš esmės tie sektoriai, tie viduje esantys sektoriai, jų taip, kaip pasakyti, labai nuskriausti nebuvo. Tai čia viena vertus. O kita vertus, aš manau, kad iš esmės tai yra tikrai galimybės, kurias mes galime išnaudoti, o nepasinaudoti jais būtų klaida. Dėkui. Mes jau pradėjom kalbėti, turbūt nuo karo, bet aš pirmiausia gal į Karolį žiūriu su atsakymu. Ar visi esate susipažinę tiesiai šviesiai, kadangi čia Simonas gražiai pasakė, kad geras politikas tas, kuris nebijo prisipažinti, kad ir kažko nežino, ar visi esate susipažinę su naujaja Lietuvos įvaizdžio strategija, kuri čia buvo pristatyta, nepavyko prieš 3 savaičių girdėti, ar ne? Ir gerai, tai žodžiu, turim... Tai ne, nes dar kol kas yra strategija, ne taktika. Tai kol kas esam kaip šalis tokioje stadijoje ir pagrindinis mūsų strategijos elementas yra, kad Lietuva yra atvira kurti drauge. Toks angliškas terminas co-create. Ir 4 yra išskirtos dimensijos ir kur mes kaip šalis save pristatysim. Tai mano labiau klausimas yra dar kitas susijęs su Lietuvos įvaizdžio strategija, su Lietuvos susisiekimo strategija ir kaip vertinat iš to, ką buvo prieš tai, turbūt sakau, kas turi žinių ir kaip vertinat dabartinį ir ką reikėtų padaryti, kad jau kaip po 2-3 metų, ką Karolis taikliai pasakė, kad kai pradės visos šalis konkuruoti tarpusavy, ką atvyktų, tai ką mes turėtume kokius namų darbus pasidaryti, kad turistai pas mus plūstų. Ir kaip Jolanta minėjo, kad iš atvykstamojo turizmo uždirbtume tikrai daug pinigų ir kitos industrijos nesakytų, ko čia valstybė parduotų turizmą, jei man turėtų gerus pagrindimus. Tai gal aš ką dar nuo jūsų tą žinutį pradėjau pratęsti. Tai man labai patiktų turbūt nerti giliau į tokį filosofinę diskusiją apie mūsų įvaizdį, apie mūsų tą identitetą, bet aš noriu turbūt grįžti labiau prie buities ir realybės. Tai yra po tų 2-3 metų, kad ir kokia strategija bebūtų, kad ir kokią mes marketinginę kampaniją pasileisime, kad ir kaip mes suvoksim savo identitetą kaip šalies, kaip turistinės lokacijos, investicijų lokacijos, esminis dalykas yra infrastruktūra. Mes galim turėti kokią norim gerą marketinginę kampaniją, jeigu nebus kaip atskristi, jeigu nebus kur gyventi, jeigu nebus kaip keliauti šalyje tarp skirtingų miestų, tai tai iš esmės bus pinigai į orą. Ir čia šiuo atveju, man atrodo, mes tos 2-3 metus šalia turim išnaudoti tą pauzę, kaip valstybė, jau kalbant, turim išnaudoti ir tai infrastruktūrai susitvarkyti. Pagaliau kongresų centras. Tai yra gėda. Tai yra viena iš didžiausių gėdų mūsų šalies, ir neinant į detalės apie valdžias, bet apskritai. Tai, kad mes tiek metų nesugebam susitvarkyti ir turėti normalios vietos, kur mes galėtumėm turėti didelius kongresų centrus, mes atrodom gėdingai lyginant su kongresų skrydžiai. Mes neturim aiškios strategijos, kaip dirbti su skrydžiais, mes turim gerus pavyzdžius, tokius kaip Londonas Citys, kas buvo verslo bendruomenės didelis indėlis ir to pačiu valstybės prioritetas. Ar mes turim aiškų mechanizmą, kaip dirbti su skrydžių pritraukimu turistinėms destinacijoms? Atskirais atvejais turim pavyzdžių ir iš savivaldybių, tos pačios Vilniaus, bet tai nėra aiškus prioritetas. Mes turim PVM lengvatą malkoms, bet mechanizmo, kaip prisitraukti skrydžius, neturim. Ir čia yra vienas iš tų dalykų, kas yra be galo svarbu. Neinant į detalės apie viešbučių infrastruktūrą, apie aptarnavimo kokybę, kaimo turizmus ir visus kitus dalykus, čia turbūt jau yra gili diskusija, bet čia yra be galo svarbus dalykas šalia įvaizdžio turėti ir higieną, nes, jeigu mes neturim tualetų, tai žmogui, kad ir kokia ten bus gera įvaizdis ir gražus bukletas, jeigu turistas negali nueiti į tualetą, kad ir kaip tai buitiškai beskambėtų, bet tai yra didesnė problema negu identiteto klausimas. Dėkui, ačiū, Karolis. Svetlana. Aš gal norėčiau papildyti kolegą. Pati esu ir gidė, turiu gidės kvalifikaciją. Bendrauju ir su gidų bendruomenėmis, seku aktualijas ir tiesą sakant susiduriu su tam tikrų lūkesčių.
Sako, kad atsivežti mes žmonės ir turistus iš kitų šalių, mes atsivežame, viskas tvarkoje, bet parduoti vien Lietuvą yra sudėtinga, nes čia yra mažai, sakykime, galbūt ir objektų, kuriuos galima būtų parodyti pramogų, tai iš esmės sujungia visas Pabaltijos šalis. Žvelgiant, kokius namų darbus turėtumėm pasidaryti, galbūt sugrįšiu prie tos regioninės politikos temos. Ir man norėtųsi, kad valstybė daugiau investuotų į projektus, ne tik į asfaltą, bet ir į tokius projektus, kurie būtų traukos objektai. Nežinau, galime fantazuoti. Aš buvau kėlusi mintį Palangoje pasistatyti apžvalgos aikštelę, kuri būtų tikrai, manau, vienas iš kaip turime London Eye, ar ne, yra puikus pavyzdys. Kodėl toksai objektas negalėtų atsirasti Palangoje? Todėl, kad mes turim dabar vieną apžvalgos bokštus Lietuvoje. Aš nežinau, 50 turbūt. Bet tokio apžvalgo neturėsit niekur kitur, kaip Palangoje. Kur, pavyzdžiui, tas pats, ta pati jūra, kokios čia tokio, ne? Aš manau, kad čia tik tai yra architektūrinis sprendinys, kaip tu patraukliai sugebėsi tą projektą pateikti, viena vertus. Kita vertus, yra tikrai galimybė į regionus pritraukti regionus. Puikų pavyzdį turime Lajų taką, kuris Anykščiuose atsiradęs. Ir Anykščiai buvo tikrai ne viena patraukliausių Lietuvoje lankytinų miestų, tokiu tapo po šio projekto įgyvendinimo. Tai tokie projektai rodo, kad paklausa yra, tą galime padaryti ir galbūt tokiu būdu ir atgaivinti ryt po tų 2 metų ir mūsų miestus regionuose ir turizmą juose. Aš tik tai matydama irgi auditorijos, bus klausimas, dar sureplikuosiu iš tos pusės, kad mūsų šalis nesugeba susitarti. Tam, kad būtų patrauklus objektas, tai turi jis būti kažkoks kontroversiškas. O vos tik pas mus kažkas kontroversiško, tuoj prasideda diskusijos, debatai, kad nieko nebereikia ir galų gale nieko nebeturim. Čia toli pavyzdžių ieškoti nereikia, užtenka iki vienos aikštės ateiti, ne? Kur viskas greit pasibaigia. Tai labai norėtųsi, šiaip tokia asmeninė refleksija, kad norėtųsi to sutarimo, naujiems Seime būtų daugiau. Labai gerai, kada yra diskusijos. Aš esu už diskusijas, kai nėra diskusijos irgi yra neįdomu. Šnekam ir nieko. Taip, bet turi būti vis tik, suprantat, nebus taip, kad visada bus visiems viskas gerai. Taip nebūna gyvenime. Visada bus žmonių, kuriems kažkas nepatinka, kuriems patinka, čia natūralu. Bet iš esmės, manau, reikia žiūrėti į perspektyvą ir į rezultatą. Dėkui, Svetlana, aš gal stabtelsiu, nes mūsų laikas irgi įsipabaigant, jau jūs replikuoti dar. Iš tiesų, tai dėl tos regioninės politikos, tai aišku, irgi pritarčiau, bet nereiktų mums žiūrėti vien tik tai, kad mes atvykstamą į turizmą skatinsim per skrydžius. Iš ties, oro uostai dabar suparaližuoti, lėktuvai skraido tušti vien dėl to, kad tas, galima sakyti, ridas išnaudotų ir neprarastų akreditacijų, licencijų. Tai šioje vietoje iš tiesų reikia tikrai galvoti ir apie kitus susisiekimo būdus, ypač kai tie skrydžiai nelabai yra leistini tarp tolimesnių šalių. Ir šioje vietoje man gaila, bet kol kas tas pats Rail Baltikos projektas, jeigu kalbame apie susisiekimą, jisai yra įstrigęs. Ir jisai įstrigęs tarp artimiausių mūsų valstybių, tarp Lenkijos ir Estijos ir Lietuvos. Mes judame po truputį, bet žiūrint į perspektyvą, man ta perspektyva 25-26 metų atrodo, kad jau tolsta, nes po paskutinių Europos komisijos sprendimų vietoj 350 milijonų plėtoti savo infrastruktūrą iki Latvijos sienos mes tai gavom 30. Tai iš esmės dokumentacijai rengti, ruošti, kaip čia pasakysi. Lenkai irgi sprendžiasi daugiau savo vidaus susisiekimo klausimus, tarp Bialystoko, Elko ir Varšuvos. Ir geležinkelis taip ir neteina iki mūsų. Ir tos kaimynų bendrystės iš ties labai trūksta, jo labiau, kad Latvijai su Estais užsispyrė dar ir steigti naują kompaniją, kuri administruotų visą Rail Baltiką. Ir tos bendrystės, kaimynų bendrystės trūkumas lemia tai, kad mes neturime normalaus susisiekimo. Jeigu būsi Briuselio centraliai, tu pasieksi ir Paryžių, ir Amsterdamą, viską. Ir per kelias valandas tu gali, galima sakyti, pažinti ne tik tai Belgiją, bet ir aplinkinės visas valstybės, išvykdamas anksti ryte, grįždamas vėlai vakare. Aš, Andriau, už jūs truputį sustabdysiu, dėkui už tai, kad atkreipėte dėmesį tą, kad ne tik oras yra
labai čia jūsų gera remarka ir tikrai kiekvienas labai gerai papildėt. Ir aš iš karto, kadangi turim auditorijos klausimą, tai perleidžiu mikrofonas atkeliauja. Tai aš gal garsiai kalbėsiu, nežinau. Dėl įrašų. Reikia turėti mikrofoną, čia būtinės yra dalykas. Mikrofonai visi iššokinėja šiandien. Donatas Kurios. Aš iš tikrųjų turiu tokį klausimą, jūs taip pozityviai, kai kurie kalbate apie vietinį turizmą ir kaip jisai čia atsigavo ir būstina. Ir aišku, vasarą tai buvo viskas gerai, bet pasižiūrėkim, kas mūsų laukia. Tai rugsėjais dar gražus, galbūt dar vasara. Bet Lietuvoje mes turim didžiulę problemą, kad 4 mėnesiai iš esmės nuo lapkričio iki vasario yra visiškai neturistiniai. Ir tas mūsų turizmo sezoniškumas yra pakankamai didelė bėda. Ir kalbant apie investicijas į infrastruktūrą ir panašiai, kas iš to, jeigu 4 mėnesius tai nebus išnaudojama. Tai mano klausimas būtų, kokius 2 ar 3 konkrečius, labai konkrečius receptus, bet tų frazių ten investuosime, darysime, kursime, bet konkretus 3 receptai, kaip įspręsti šalies turizmo sezoniškumo problemą. Kas norėtumėte atsakyti, Simonas, prašau. Gerai, gal pradėsiu. Man atrodo, kaip liberalui, blogai, jeigu už viską sugalvos valstybė. Verslas yra įgalus tikrai sukurti ir reikia padirbti čia ir Šimašių, su G-Spot ir su atvira Vilnius kaip atvira kavinė. Nereikėjo valstybei tos strategijos, o pasiekiamumas buvo globalus. Bet vienas konkretus dalykas, mes gyvenam avialinijų krešą. Ir Lietuvai labai pasisekė, kad Lietuva neturėjo avialinijų, kurias reikėtų kelti. Bet ateina laikotarpis, kai avialinijos skraidys ten, kur mokėsim. Ir čia galima tikrai subsidijuoti kiekvieną atvykstantį avialinijomis skrydį. Ir kiekvieną keleivį. Neturi savo avialinijų, taip kaip Latvijai dabar su Air Balticu, kuriam susitišo 250 milijonų eurų. Tai man atrodo, ateina periodas ir tą sezoniškumą reikia skatinti tiesiog pritraukti. Gerai, dėkui, tada Simonai, už jūsų tas 2 mintis. Prašau, Jolanta. Tai dabar, nežinau, man turbūt norėtųsi apimti ir tą jūsų klausimą. Gerai, tai pabandom ir pareplikuoti į gerbamo Kupčinsko atsakymą ir į mūsų žiūrovo klausytoją. Tai akivaizdu, kad turizmo sektorius turės pakeisti savo strategijas. Strategijų pakeitimas, jis tikrai turi apimti tiek prioritetinės rinkas, ką aš esu jau labai senai sakiusi, mes neturime tiek investuoti pinigų valstybės lygmenyje į tolimasias šalis, mes visų pirma turime susitvarkyti higieną su kaimyninėmis valstybėmis. Aš iš karto jūs papildysiu, kad naujoje Lietuvos įvaizdžio strategijoje būtent taip yra už. Tai va. Tos kelios artimesnės. Tai pagaliau. Ir į tą pusę yra einama. Turizmo sektoriaus atstovų. Bet ar tam reikėjo šitos krizės, mes tą galėjome daryti anksčiau ir šiandien jau turėtumėm įdirbį. Ir taip pat yra labai svarbus momentas, strategiškai įsivertinti, kad yra ir kitos susisiekimo priemonės, kaip jūs ir minėjote, be skrydžių, mes tikrai visa Europa naudojasi traukinių infrastruktūra. Pagaliau, jeigu mes kalbame apie kaiminės valstybės, tai yra ir automobilinis transportas. Tai jau, kad mums artimiausių laikotarpių keletą kažkiek tai metų teks gyventi su šitom realijom. Ir kalbant apie patį turistinį patrauklumą, apie objektų buvimą valstybėje, objektai jie patys savaime nesukuria srauto. Ir jeigu mes nevykdysim komunikacijos, tai apie tos objektus niekas nesužinos. Ir kur buvo visuomet problema? Visuomet problema buvo ta, kad mes valstybės lygmenių nebuvom niekada susitarę. Kaip mes pristatome savo valstybę, kokie mes esame. Tai aš labai džiaugiuosi, kad dabar gimė įvaizdžio strategija ir galbūt kažkam nepatinka vienas elementas, kitas elementas, bet kaip ir politikai, ar ne, po Vilnių paimkime, susitarkime visi, kad mums tinka, suraskime tame kiekvieną savo tinkamą elementą ir solidariai, draugiškai komunikuokime vieną ir tą pačią žinutę, kad nebūtų išsidraskimo, išsimėtymo ir tikrai skirtingos komunikacijos. Tai yra labai svarbu ir šiuo metu, kai yra rinkose sąstingis, tai kalbėti apie save, nešti į pasaulį tą žinutės, tai yra pats laikas, pats metas. Ir daryti įdirbį, auginti tą kapitalą, kuris sugrįžtų ateityje pinigais. Dėkui, Jolanta. Aš tada iš karto, kadangi, žiūrėkit, situacija yra tokia, aš norėčiau, kad mes
pabaigtume šitą ratą. Svetlana buvo prašysi žodžio, Vida buvo prašysi žodžio, žodžiu, visi pasisakom pabaigiam. Tada mes perėsime, Žydrė parodys tam tikrą tokią trumpą prezentaciją, ko turizmas tikisi. Ir tada dar truputėlį bus laiko jūsų tokiam paskutiniam refleksijom. Tai būtent taupant visų mūsų laiką, tokiu greituoju būdu pereinant ratą, tada Svetlana jūs pradėkit, atsakant ir į klausimą, ką konkrečiai padaryti, nes būtent jūs labai daug kalbate apie tą vietos turizmo skatinimą. Ačiū labai iš tikrųjų už klausimą. Labai gera pastaba dėl sezoniškumo. Aš pati kaip palangiškė ir kaip tarybos narė nuolat kėliu šitą klausimą, nes sulig diena, kai baigėsi geri orai, baigėsi ir žmogus srautai į Palangą. Tiesiog Baltijos jūra jau nebedirba, kaip aš sakau. Tai iš esmės mano pačios pasiūlymai susiję su kurortine politika, manau, tokia, kad tikrai reikalingi objektai, kurie turėtų ir trauktų ir vietinius, ir iš kaimyninių valstybių į kurortinės vietovės, tai nebūtinai apima Palangą, tai ir į Birštoną, ir į Nidą. Tai mano supratimu vis dėlto grįžtu prie to, kad turi būti traukos objektai. Antras dalykas, pritarčiau kolegijai, kad yra labai svarbi komunikacija, nes be tos komunikacinės žinutės tu negali, neištransliavęs, kad tokie objektai yra arba toks miestas yra, tu nieko negali pasiekti. Tu turi būti savo miesto, miestelio ambasadoriumi ir čia būtų pareiga iš tikrųjų ir merų. Ir mano būtų didelis, galbūt, patarimas, kad reikėtų turizmo asociacijai susivienyti ir bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybių asociacija. Manau, kad jie tikrai irgi rastų būdų talkinti tam vidinio turizmo sektoriaus plėtojimui ir skatinimui. Dėkui, Svetlana. Vida. Tai vėlgi, aš galbūt trumpai, klausimas buvo labai konkretus, tai yra apie turizmo sezoniškumą. Sezoniškumas tiek kovidiniu laikotarpiu, tiek nekovidinis visą laiką buvo sezoniškas šitas verslas. Ir noriu pastebėti tik vieną dalyką, gegužės 15 startavo Baltijos šalių kelionių burbulas. Tarp kitko, startas visiškai yra sėkmingas, kiek man yra žinoma, ir Nida ir Vilnius yra įvertinti vieni kaip saugiausių miestų, o tai jau didina šalies mūsų patraukumą. Ir aš manau, kad taps įdomi ne tik vasaros laikotarpiu, bet tai populiarinimas vardo tikrai, man atrodo, pritrauks turistus tiek, galbūt ir to šaltuoju metų periodu. Kitas dalykas, jau dabar yra trečios nakties kompensavimo modelis, kuris yra skirtas tik tai atvykusiems turistams. Tai tokia įdomi priemonė, dar tiesiog atgarsių aš negirdėjau, kaip sekasi ją įgyvendinti, bet galima kalbėti ir jeigu tai yra populiaru, galima ištirti kitos temos, kaip ir antros nakties kompensavimo mokestis. Tokiu būdu mes didinam savo šalies žinomumą ir aš manau, tai yra gana patrauklu, o verslui iš to yra nauda. Aš Vida dar paklausiu jūsų, bet visi kalbate apie komunikaciją, man atrodo, galima nesutarti, kad visi suprantam komunikacijos svarbą. Kaip įsivaizduojate, kiek Lietuva kaip valstybė turėtų investuoti į komunikaciją, nes žiniasklaida, tai, kas yra leidžiama komunikacijai, žiūri labai kritiškai, politikus kritikuoja, komunikacija tokia vis atrodo, kad čia kažkur pinigai išėjo vėjais ir taip toliau ir taip toliau. Išorė. Tai visą taip Lietuvos valstybės pristatymai, ar ne? Ir ar turit kokių minčių, tekę yra susidurti, analizavot tokią programą, kiek reikėtų tų metinių investicijų, kad mes pajustume tą pokytį? Na, žinot, jeigu mes kuriam naują priemonę, tokią ganesnį Baltijos šalių burbulą, ar aš kaip kalbėjau apie trečios nakties tą kompensavimą, tai jeigu šita priemonė bus išviešinta, jinai bus niekinė. Tai vienareikšmiškai, tai aš dabar negaliu pasakyti, kokia tai turi būti konkreti pinigų suma, bet jinai turi būti stabili. Aš paklausiu, ar gal kažkur faktorių analizavusi, bet kiek reikėtų investuoti į Lietuvos įvaizdį, ir po kiek metų mums ta grąža sugrįžtų? Mariana, jūs turbūt geriau nei bet kas kitas žinot, kiek uždirba PR žmonės, tai maždaug paskaičiuokim kokį 50 senior lygio PR žmonių būtų, ir jeigu mes juos galėtumėm full time nukreipti į skirtingų lygmenų Lietuvos atstovavimą, to pilnai pakaktų. Blogiausia yra lieti pinigus, ten nežinau, kokius nors gražius vaizdelius BBC ar CNN, tai yra didžiuliai pinigai ir jokios vertės. Tai ką rodo Lietuvos tie geriausi pavyzdžiai, kad dažniausiai ne pinigų reikia proto sugebėti savo resursus išnaudoti teisingai. Ir pačios sėkmingiausios kompanijos, kurios kada nors yra buvusios Lietuvoje, jos buvo pigios.
pinigais. Jų brangumas buvo mintyje, fantazijoje ir įgyvendinime. Tai aš sakyčiau, čia turbūt tikrai ne pinigų klausimas, ir čia yra 50 puikių talentingų žmonių kainuoja. Į faktas, taip. Ir čia į tai mes turime investuoti, kaip prisitraukti į aukščiausio lygio pieščiukus, taip liaudiškai tariant, į valstybės sektorių ir kad jie gautų įrankius žaisti, daryti, inovuoti ir ne tik pirkti užsakomuosius straipsnius. Prisimenu, kas prasidėjo, kai pradėjo skaičiuoti, kiek Respublikos prezidentas komunikacijos komandai didelių žmonių pamena čia, kai buvo. Tai čia tikrai mąstysenos yra didelis dalykas. Tai aš labai prašysiu, Andriau, jūsų trumpai dar pareplikuoti, nes prašėte žodį ir tada mes perėsim prie Žydrės pranešimo. Taip, aš jeigu trumpai du aspektus noriu kreipdėmėsi apie tą patį susisiekimą, tai geležinkelius jau šnekėjau, keliai irgi dar, kaip sakyti, iki Marijampolės tik tai eina mūsų kelias ir neaišku, kaip eis toliau ta pati Via Baltica, netgi nuo Kauno iki Latvijos. Tai tokių prioritetinių strateginių sprendinių nėra. Žvyrkeliai, keliukai, viskas. Tai šioje vietoje iš tiesų apie infrastruktūrą reikia labai daug kalbėti ir susitarti, kuri yra esminė turizmo infrastruktūra Lietuvoje, kas duoda labiausiai apčiuopiamą naudą. Kitas dalykas, pavasarį priėmėm investicijų įstatymą, visi vienbalsiai, man atrodo, priėmėm. Ir tenai numatoma, kad ne tik tai 7 lezai, pramonės parkai turi išskirtinės sąlygas Lietuvoje pritraukti investicijas. Vilniuje 30 milijonų 200 darbo vietų įkūrimas, regionuose 20 milijonų ir 150 darbo vietų įkūrimas. Aš sakyčiau, galbūt reiktų pildyti ar turizmo įstatymo nuostatas ar investicijų, kad ateinančios turizmo investicijos į regionus taip pat sulauktų analogiško palankumo. Tos, kaip sakyt, ir pelno mokesčių lengvatų ir kitų visų mokesčių lengvatų. Tai man atrodo, apie tai reikia kalbėti, nes mes visai nežinome, kokia perspektyva laukia 2-3 metus į priekį. Tai apie tai tikrai, apie tą turizmo infrastruktūrą reikia labai kalbėti. O šiaip dėl Lietuvos pristatymo jau einant į antrą aspektą, tai man atrodo, idėjos yra svarbiausia. Ir čia žmonių pritraukimas, jų paskatinimas ar honorarais ar kitaip, bet ne fejerverkų šaudimas į tam tikras reklamas, apmokant portalus ar gatvėse stendus ar taip toliau. Mano nuomonė tokia būtų, nes idėjos, kaip ir Simonas minėjo apie tas lauko kavinės, tai paplito labai plačiai visame pasaulyje, nuėjo kaip inovatyvė priemonė dėl lauko kavinių. Dėkui. Tai dabar mes galime padaryti taip, kad mes galime grįžti į čia vietas, kad būtų patogiau stebėti Žydrės pristatymą ir paskui mes tada perėsime prie tam tikrų refleksijų. Man šitas buvo labai malonu klausyti, kai dauguma pašnekovų orientavosi į vietinį turizmą. Aš noriu jūs visus nurodyti, Lietuva neišgyvens iš vietinio turizmo, mums reikia pinigų. Ir man labai smagu kartu buvo girdėti apie komunikaciją. Kasgi turizmą darys komunikaciją, jeigu ne žmonės? Tai ir pakalbėkim, kasgi tas turizmas yra iš tikrųjų šiandien. Yra 2 rodikliai, koks yra indėlis į BVP turizmo šiandien. Pasaulinė kelionių taryba skaičiuoja, kad yra 5%, Lietuvos statistika, kad tai yra 3%. Kiek tai bebūtų, tai yra 1,3 milijardų 2019 metais. NPP programų yra numatyta, kad 25 metais turi būti 1,7, 30 2,2. Šiandien dienai, tiksliau ne šiandien dienai, skaičius jisai keičiasi kasdieną, nes žmonės netenka darbo turizme. Tiesiogiai turizme, tik su turistais, daugiau su niekuo, dirbo 14 000 žmonių. Iš jų 8 000 viešbučių sektoriuje, 3 000 kelionių agentūrose, 1000 aviacijoje, 1800 kitų ir tai būtų galima tęsti. Tai yra 14 000, tačiau tie 14 000 sukuria dar 36 000 darbo vietų. Tai mes kalbame šiandien apie tai, kad tai yra beveik 5% darbo vietų Lietuvoje. Ir tikrai Lietuva iš vietinio produkto neišgyvens. Iš atvykstamojo tikrai taip, bet čia reikia šiandien ir dabar padėti išgyventi įmonę. Yra kiti rodikliai sudėti, tai čia jie netokie, kaip sakyti, esminiai. Kai aš kalbėjau apie 14 000 žmonių, jie dirba oro uoste, vežėjai, apgyvendinimo sektorių, kelionių agentūros, gidai, transporto kompanijos, tačiau jie sukuria darbą mažmeniniai prekybai, renginiams, konferencijams, restoranams, spa, taksi, muziejams ir visiems kitiems.
mes esame tokia tarpdisciplininė, arba kaip čia pasakyti, tarp visų verslo rūšių. Ir pažiūrėkite, šiandien net mažmenininkai sako, kad iš tikrųjų pirkimai sumažėjo. Paklauskite taksi vairuotojo, žinoma, sako, mes turim tik trečdalį darbo. Ką reiškia turizmo indėlis, kurio mes niekada tiesiogiai neapskaičiavome. Didžiausia problema Lietuvoje yra tarp institucinis koordinavimas. Ir ačiū Andriui, ačiū, man atrodo, ačiū Karoliui Jums, kad Jūs tai paminėjote. Mes labai norime turizmą iškelti į vyriausybės lygmenį. Turėti organą vyriausybėje, kuris kuruotų turizmą. Ir čia yra mano atsakymai, kodėl. UMAS dalina rekomendacijas keliautojams, SAMAS rekomendacijas saviizoliacijai ir testavimui, SOCMINAS darbo vietų skaičiui, Teisingumo ministerija turi FTATą, kuris prižiūri mūsų veiklą, tiek viešbučių, tiek kelionių organizatorių ir gidų. Susisiekimo ministerija įgalina keliauti arba turėtų turėti strategiją. Finansų ministerija šiandien vienintelė, kur mums gali padėti, nes mums tikrai reikia ir priemonių, ir subsidijų. Aš galėčiau vardinti kultūros ministeriją, iš tikrųjų, kuriai mes irgi kažkiek padedam ir kultūriniai renginiai ir visą ką kitą. Galėtum kalbėti apie švietimą, jaunieji studentai, kurie galėtų ateiti į turizmą. Ir kad iš tikrųjų šitoje vietoje yra tiek ministerijų ir ekonomikos ministerija nėra pajėgi su jom visom diskutuoti. Tęsiant toliau, kaip šiandien gyvena turizmo sektorius? Klausant jūsų, aš žinau, kad gerbiami politikai, nežinau, ką aš veikiau prieš tai kiek metų, nes turizmo sektorius šiandien yra reanimacijoje. Ir reanimacijoje sakyti, gal tu pasilaikyk dietos ir eik į modelius, tikrai yra nelaikas. Šiandien mūsų pajamos nukrito priklausomai nuo, sakysim, tos sektoriaus, ar viešbučiai, ar kelionių agentūros, ar gidai, nuo 67 iki 100%. Lyginant su kovo 16 diena, kas buvo krizės pradžia, turizmo sektoriuje, jeigu mes įskaičiuosime viešbučius, kelionių agentūros organizatorius, oro avialinijas, oro uostus ir gidus, darbo vietų skaičius sumažėjo jau 37%. Tai reiškia, nuo 14 tūkstančių mes jau netekom 37%. Likusiųjų 50% yra prastovose. Aš niekada nebuvau linkus kalbėti pesimistiškai, bet šiandien galiu pasakyti, kad šitie 50%, kurie yra prastovose, jie potencialūs užimtumo tarnybos klientai jau spalio mėnesį. Mums šiandien reanimacijoje gyvenant reikia 3 vaistų. Kaip ir saugoti žmogiškai kapitalą. Kai kalbame apie komunikaciją, turizme niekas geriau nekomunikuoja, nei patyrę žmonės, kurie žino, su kuo komunikuoti, kurie žino, kokie kanalai. Jų tikrai nepaimsim naujų ir per metus neišauginsim. Kaip atsiskaityti su vartotojais? Ačiū Simonai ir ačiū Andriau. Be jūsų pagalbos mes turbūt šiandien jau būtume ir užsidarę. Ir civilinio kodekso pataisa, kuri buvo priimta, ji buvo kaip, į veną įdėta arterijai, kaip sakyt, venoje maitinimas per veną, nes jeigu būtų reikėję išmokėti per 14 dienų, verslai būtų tikrai užsidarę. Šiandien Seime klausimas vėl pakibo ir aš apeliuoju visus jūsų bendrapartiečius, neleiskim šitai arterijai tekėti. Pakeitimas į 14 dienų civilinį kodeksą, kol neveikia paskolų priemonės 100%, jis yra žudimas. Iš ko palaikyti verslą reanimacijos būsenoje? Labai gerai trečia naktis, kuri neprasidėjo. Labai gerai atostogos mokytojams, kuriuos galbūt pavyks leis Europos komisija. Atostogos medikams. Mes matom, kad šiandien įmonės, kurios vystė verslą, kurios turi puikius spa centrus, kurios turi puikius kelionių konsultantus, negali parduoti tiek, kiek turėtų pajėgumų, nes juos riboja dėmenimis. Ar tai yra priemonė? Tai yra toks ekonomikos ministerijos feilas, apie kurį mes sakėme iš tikrųjų iš pat pradžių. Taigi, grįžtant prie to, mums reikia pinigų, kad mes galėtume kvėpuoti. Ir čia nei viena kita priemonė, atostogos medikams, turizmo inovacijos, taip, jos padės transformuotis, jeigu mes turėsime darbuotojus. Jeigu mes jų neturėsime, tai jie niekas nepadės. Apie galimybės keliauti šiandien. Baltijos kelionių burbulo sprogimas. Aš nežinau, dėl ko buvo susitarta. Kodėl susitarimas vieną dieną nutrūko? Kodėl šiandien mes nebešnekam, kaip mes toliau keliausime? Lietuvo šiandien 27,5, Estijoje panašiai, Latvijoje kažkur tik. Kodėl mes šiandien to nekalbam? Visa Europa yra tokia.
Europos COVID indeksas. Kokia Lietuvos pozicija? Aš bandžiau išklausyti tiek Susisiekimo ministerijos, tiek ekstremalių situacijos valdymo centro, tiek SAMO, tiek vyriausybės. Kokia yra Lietuvos pozicija? Ką mes norim matyti? Ar mes norim 50 tą COVID indeksą, COVID rodiklį matyti? Ar 100 mums yra ok? Mes turime apie tai kalbėti su Europa. Lietuva kol kas pozicijos neturi. Ačiū dalyviams, kurie paminėjo apie saugius autonominius regionus. Šiandien tai turbūt yra vienintelis dalykas, iš kur mes galėtume atsigabenti turistų ir kuriuos mes galėtume vežti turistus. Bet dėja, dėl nelankščių sprendimų tas kažkur leidimas pakavo ir niekaip negalim rasti, kodėl. Ir kiekvieną savaitę nuoširdžiai skambiname ministerijas, rašom raštus, nes daugiau nelieka ką daryti. Kai ištiko krizė, jau sekančią dieną budėjom prie vyriausybės durų ir sakėm, įsteikite krizės valdymo grupę prie vyriausybės. Reikia labai greitai įveikti, kad galėtume kažką dar padaryti. Deja, grupė susitiko vieną kartą, toliau buvo perkelta į ekonomikos ir inovacijų ministeriją, ten nebuvo ministro. Be ministro yra viceministras, kuris mums pasiūlė hackatoną. Daryti viešbučius kažkam pritaikyti, tai net turizmo požiūris tikrai. Ir dar yra vienas organas ekonomikos ministerijoje, tai yra turizmo politikos skyrius, 1,5 žmogaus. Šaržuoju, turbūt 1,5 žmogaus, ten yra 2 žmonės, kurie dirba ilgiau, kurie išmano tą reikalą ir yra visiškai naujas vadovas, kuriam šios problemos sukrito ant pečių. Tikrai ne 1,5 žmogaus turi spręsti Lietuvos turizmo politiką. Čia turi būti skiriami tinkami resursai. Nuostabus planas įkurti agentūrą Keliauk Lietuvoje. Tikrai nuostabus ir aš pati jį remiau ir mes kiek galima padėjom šitoje vietoje. Šiandien ten dirba 28 žmonės. Jie realiai negali nieko daryti kitaip, nei buvo užprogramuota prieš 3, 4, 5 metus. Jie gyvena Europos projektais, jie dirba Europai, o šiandien dienai jie visi yra užimti atostogos medikai, nes jie tą projektą administruoja. Kai Jolanta pasakė, kad šiandien yra pats geriausias laikas kalbėti apie Lietuvą, šiandien geriausias laikas kalbėti apie tai, kaip čia pas mus yra faina, kaip kitos rinkos taip nesugeba kalbėti efektyviai, tai yra visiškai pritarimas. Tai apie biudžetą, jeigu pakalbėjus apie tą, kiek čia reikia tai komunikacijai, visos organizacijos, kurie dirba beveik 30 žmonių, biudžetas yra 3 milijonai. 2 milijonai yra iš ES pinigų, tai vadinasi, mes galim kalbėti apie šikšnosparnius ir apie gamtą, ne apie turizmo produktą. 1 milijonas, iš kurio, kaip suprantat, dar turi ir būti mokami ir atlyginimai. Apie Keliauk Lietuvoje, jie taip šiandien koncentruojasi į vietinį turizmą. Ir jie prieš tai darė. Aš tikrai nemanau, kad Keliauk Lietuvoje, ir aš nemanau, verslas nemano, kad Keliauk Lietuvoje prioritetas turi būti vietinis turizmas. Ta puikiai daro savivaldybės, ta puikiai daro privačios iniciatyvos. Keliauk Lietuvoje turi atvežti užsieniečių pinigus. Tai yra pagrindinė ir pati svarbiausia užduotis. Lietuvos rinka yra maža, iš čia mes neišgyvensim ir verslų neišvystysim. Aš nežinau, ar bus pinigų Lietuvos turizmo rinkodarai 21 metams. Kiek dabar ten ministerijų duris, mes atsakymų šiandien neturim. Kiek jų bus iš biudžeto? Europiniai pinigai baigėsi Liepos mėnesį. Labai gerai, kad paminėjom apie susisiekimą. Aš ilgai ieškojau Lietuvos susisiekimo strategijos. Man nepavyko jos rasti. Žinau, kad studijos buvo daromos ir kiek kalbėjau, tikrai pinigai tą buvo investuoti. Labai gerai, kad paminėjom geležinkelius. Taip, mes keliausime geležinkeliais, jeigu juos turėsim. Ir geležinkeliai, ar ten bus Rail Baltic, ar Lietuvos geležinkeliai, jie turėtų tapti hubų prie oro uostų. Dar liūdnesnė padėtis, kai mes įsikalbam, kokie mes čia esame digitally advanced, arba kokie mes čia prakutę skaitmeniniai technologijos, ir pažiūrėkite į Google Maps ir pabandykite iš Prienų nuvažiuoti į Vilnių. Nėra įmanoma. Pabandykite nusipirkti Lietuvos geležinkelio bilietą apie bet kokią europinę sistemą. To nėra įmanoma. Tai koks užsienietis, nerasdamas kaip keliauti viduje, atvažiuoja čia. Apie naują oro uostą. Ar tikrai, kai srautai taip sumažėja, virtualus vežėjas, kas apie tą ką daro? 86 milijonai yra investuojami į oro uostų rekonstrukciją šiandien. Klausimas, ar tai yra prioritetas? Ko mes tikimės iš naujos valdžios? Iš vyriausybės tikimės, kad turizmas turi būti viena iš prioritetinių ūkio šakų. Nesakau numeris 1, bet ji turi būti, nes ji yra ūkio šaka, kuri generuoja darbo vietas ir pajamas kitom šakom. Mes tikimės, kad bus
premjero ofise organas, kuris atstovaus turizmą. Ar tai bus premjero patarėjas, ar tai bus įvaizdžio skyriaus dalis. Turizmas yra ne tik verslas, jis ir kuria šalies įvaizdį. Tai tikime, kad sinergija su Lietuvos Respublikos įvaizdžio komanda ar įvaizdžio skyriumi būtų labai gera. Ko mes tikimės iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos? Pagaliau turėti viceministrą kuruojantį turizmą. Efektyviai veikiančio turizmo politikos skyriaus ir minimum 5-6 kompetentingų žmonių, kurie ten darbuotųsi. Iškeliav Lietuvoje tikimės, kad orientuosis į eksportą ir tikrai dirbs tam, kad vežtų čia užsieniečių pinigus ir šiandien jau galės komunikuoti efektyviai, o ne administruoti priemonę, ieškoti gydytojų numerių ir mokėti po 200 kelionių agentūrai. Ko mes tikimės iš Seimo turizmo komisijos, nes šiandien dienai realiai Seimas yra tas, kuris man gali padėti. Ko mes tikimės, ko tikisi sektorius, verslininkai. Didžiausias mūsų turtas yra žmogiškasis kapitalas. Mes patikime prašymus pratęsti subsidijas prastovom ir grįžimų į darbą iki kitų metų vasaros. Mes tikime, kad su šitą pagalbą mes galėsime startuoti konkurencingai kitą vasarą, jau uždirbti pinigus. Suprantam, kad nepavyks vien tik prastovų pinigų išlaikyti konkurencingų darbuotojų, nes jie nueis darbo biržą ten gaus daugiau. Taigi prašome, turizmo sektorius, viešbučiai ir kelionių agentūros ir organizatoriai ne milijardai. Mes prašom tik 16 milijonų subsidijų, ką analogiškai gavo Lietuva, Latvija ir Estija, kas vyksta Lenkijoje, jau girdėjote, kad 95 milijonai patvirtinti Europos komisijos yra Lenkijai, mes prašom 16 milijonų. Tai yra pusė tiek, kiek pernai sumokėti mokesčiai, PVM mokestis. Mes juos skirsime darbuotojų išlaikymui ir verslo kvėpavimui. Mes norime atsiskaityti su visais vartotojais. Ir neduok Dieve, civilinis kodeksas pasikeis, tai bus tekanti arterija. Mes prašome, nekeiskite tol, kol nepaimtos paskolos, grąžinti vartotojus. Čia yra techninių kliūčių ir mes darykime darbuotojus. Mes tikrai labai tikime, kad pavyksta įgyventi, bet nedarykite to skubotai. Reikia vertinti nebe atskiras šalis, reikia vertinti autonominius regionus. Tiek atvyksta man, tiek išvyksta man turizme. Ačiū. Kaip čia norėtųsi įkvepiančių pranešimų pabaigoje. Tai dabar, gerbiami kandidatai, kviečiu sugrįžti ir visiems turėsiu vieną klausimą mūsų susitikimo pabaigai. Po viso to, ką dabar išgirdome iš turizmo sektoriaus lūpų lūkesčius, užduosiu tokį naglą klausimą, politikas gal neįprasta, iš viso to, ką girdėjote. Jeigu būsit išrinkti, perrinkti į Seimą, kokį klausimą imtumėte studijuoti, kad jisai būtų įgyvendintas ir kad turizmo sektoriui būtų geriau? Vieną ar porą, kur galit prisiekę pasakyti, kad jeigu dirbsiu Seime, tai padarysiu tą ir tą. Kas norėtume pradėti, kaip sakau, prašau, Jolanta. Tai gal taip ir šį kartą padarykit paprašiau, tada praeisime to aparato ir finišuosim, nežiūrėtų. Tai aš kažkaip matau visą situaciją reikėtų spręsti nuo galvos. Tai reiškia, ką Žydrė ir minėjo, Seime turi atsirasti komisija, turi arba prie ekonomikos komiteto, turi atsirasti grupė žmonių, kurie sirgs už turizmo sektoriaus išlaikymą, išgyvenimą ir gražią ateitį. Vėlgi, viceministro portfelis ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, tai irgi yra labai svarbus dalykas. Ir pagaliau prioritizuoti turizmo sritį kaip ūkio šaką. Tai yra pagrindiniai dalykai, nuo kurių jau po to žemyn einant galima priimti sprendimus. Dėkui, ačiū, Jolanta, už labai konkretų atsakymą. Taip, čia turbūt priklauso nuo to, ar veikia opozicija ar opozicija. Veikiant pozicijoje ir vyriausybėje, tai prioritetas yra į konkretaus žmogaus atsiradimą, kuris galėtų turėti į tokį tarpdisciplininį požiūrį, koks ir yra turizmo sektorius. Čia yra vienareikšmiškai turi būti žmogus su atsakomybė. O kalbant apskritai, tai yra, kas mums atrodo svarbu, tai yra tiek nacionalinių agentūrų stiprinimas, tokių kaip Keliauk Lietuvoje, tiek miesto agentūrų stiprinimas, tokių kaip egzistuoja Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, dabar Panevėžys teigiasi, tai jų stiprinimas iš apačios, kad turėtumėm sinergiją tiek su galva, tiek su koja.
Dėkui, Karoli. Aš gal norėčiau ir šitą kadenciją užbaigti darbus, taip sakant, tai yra vienas civilinio kodekso, kurį mes ruošime kartu su Žydre ir gerbiama Milda, ir Andrius, ir keletas kitų konservatorių pasirašėme. Lietuva yra 38 bylas turinti prieš Europą ir čia yra paskutinė, kuri iškelta, tai nereikėtų taip skubėti jos, taip sakant, prioriteto tvarka, taip sakant, ištaisyti. Antras dalykas, reikia, kadangi reanimacijos stadijoje, po to jau galvosime apie išsilavinimą, laisvalaikį ir visą kitą, tai reanimacijos stadijoje reikia, kad Invegos priemonės būtų išnaudotos 100%. Ir, ta prasme, jeigu jos nebus išnaudotas, dalis jūsų dirbs jau kitus darbus arba nebereikės kalbėti. Man atrodo, artimojo laikotarpio priemonės yra dvi. Civilinis kodeksas. Kadangi jūs dabar turite tą galę padaryti, o ilgesniam, kadangi sakau, mes esame liberalai įsivardinę Simoną Kairį kaip ekonomikos ir inovacijų ministrą, gerai pažįstamas kaunietis, tai yra išsami programa, Simonas norėjo atvykti, bet kadangi po vieną kvietą, tai man atrodo, plataus masto dalykai. Jūs bet jau konkretų žmogų pasakėt, kuris jau tikrai rūpintųsi ir turizmo. Ačiū Simonai. Prašau, Sabata. Tai dėkoju už pranešimą. Iš tikrųjų, galbūt du dalykai, kuriuos išgirdau, tai yra civilinio kodekso, kaip pasakyti, susilaikymas nuo pakeitimų civiliniam kodeksui. Tai čia yra svarbus momentas, nes, kaip suprantu, dabar stringa su paskolų ar negavimu. Ir iš esmės reikėtų spręsti klausimą, kodėl stringa ir galbūt ieškoti sprendimų, kaip galima būtų šias biurokratinės trikdžius panaikinti. O antrasis dalykas, tai turizmo komisijos steigimas ir apskritai darbas turizmo komisijos sudėtyje, tai man būtų ir artima širdžiai ir manau, kad tikrai rastumėm tą dialogą, apie kurį buvo kalba pranešimo pradžioje. Dėkui. Na, pirmiausia, norėtųsi gauti visą skaidrių failą, dar kartą įdėmiau pasižiūrėti, bet iš kiekvienos skaidrės turbūt galima būtų po vieną įsipareigojimą paimti. Aišku, labai svarbu, kad šios kadencijos Seime tas civilinio kodekso pakeitimas, nors pateikimas jau praėjo, bet kad jisai nebūtų priimtas, aš tikiuosi ir nebus priimtas. Tikrai nėra čia tokios didelės grėsmės iš Europos komisijos, kaip bandoma parodyti, nes bylų yra ir daugiau, ir ne viena dešimtis. Tai turbūt tuo būtų gražu pabaigti Seimo kadenciją, bet aišku, norėtųsi tikėti dėl tų subsidijų, kad dėl 15-16 milijonų, kad vyriausybė ras valią ir supras turizmo sektoriaus padėtį. Tai mes iš tikrųjų dar bandysime šioje kadencijoje teikti siūlymus nuo ekonomikos komiteto. Dėl turizmo komisijos visiškai pritariu, nebūtinai prie ekonomikos komiteto, gali veikti ir kaip savarankiška komisija Seime, nes jeigu veikęs sveikos gyvensenos komisija, tai aš manau, kad turizmo komisija nemažiau svarbi Lietuvos ekonomikai ir apskritai mūsų ūkiai. Tai tą norėtųsi tikrai įsipareigoti bent tuos 2-3 dalykus. Na ir kitas dalykas, man atrodo, reiktų liautis kalbėti ir vis dėlto pakeisti tą bendrojo plano koncepciją apie naująjį oro uostą. Tikrai nematau prasmės, ypač kai turizmo sektorius išgyvena pačius blogiausius laikus, dabar kalbėti apie milijardinės investicijas į naująjį oro uostą šalia Kaišiadorių, tai tikrai neprotinga, nes tai vėl būtų investicijos milijardinės į betoną ir metalą. Dėkui. Na, bet tai jums turbūt dabar sunkiausias dalykas, nes jūsų partija, kaip sakant, valdžioje esate atsakingi už tą reanimaciją, ligonio prikėlimą. Tai aš jūsų pati paklausiu ir tų dviejų klausimų. Tai kokius dar esate numatę trumpojo to laikotarpio veiksmus, kurių turizmo sektorius gali tikėtis labai greitai dar šiemet, ir jeigu liktumėte toliau vadovauti mūsų valstybei, kas būtų tie ilgalaikiai dalykai, kurių tikisi turizmo sektorius? Na, konkrečių tokių dabar pasižadėjimų rinkimų išvakarėse aš tikrai nepasakysiu, kas greituoju būdu gali būti priimta, aš galiu pasakyti tik tai, dėl ko vyksta diskusija. Tai vis tik tai sprendimai bus priimti vadovaujantis argumentais, mes jau ir kalbėjom, kaip ir vakar. Galbūt tai bus mokesčio atostogos, tai netiesioginė subsidija, apie ką mes kalbėjom, kad čia pakratysim kažkur iš malūnų sparnų ir susirinks turizmo sektorius pinigėlius ir dėl to išgyvens. Tai va, vienas iš būdų gali būti toks, kaip ir paminėsiu, tas vadinamas mokesčio atostogos, kas ir dabar jau kitose sektoriuose buvo padaryta. Tai yra viena. Kita,
jeigu tokia lengvesnė priemonė kaip komisijos sukūrimas, tikrai komisijų buvo visokių Seime ir jūrinių reikalų, bet berods buvo ir aš pati dabar vadovauju migracijos komisijai, tai va būtent migracijos komisija yra įsteigta tam, kad kadangi migracija irgi kuruoja ir užsienio reikalų ministerija, ir sociminas, ir daugelis tų, ir sakant, ministerijų, tai tam, kad suburti visus į vieną, tai komisijai mes paprastai visas problemas sprendžiam visų ministerijų akivaizdu ir po to tai gimsta sprendimas, tai čia siūlymas gal ir geras. Aš manau, kad geras, yra dar ir kitų būdų, gali būti ir pakomitetis ir taip toliau, tai čia yra tikrai problema, kuri labai lengvai sprendžiama. Tai apie tą 16 milijonų, ką jūs kalbėjote, aš jau paminėjau, kaip vieną iš galima būdų, daugiau nepamenu, tas nedarbo labai blogai. Tu, aš atsiprašau, sekundį, nes programa, kaip pažadėjau. Prastovas pratęstos. Iki nuo 6:30. Jau 21 metų čia turbūt. O, tikrai taip, atsiprašau, 21 metų taip. Ai, tai už tai mane sklaidino, tai nesu. Iki 21 metų mums reikia, iki 21 metų vasaros, kai realiai pradės. Jūs dabar kalbate apie tą, kad prastovų kompensavimas, taip? Taip, čia apie šitą dalyką. Tai vėlgi diskusinis dalykas, aš nemanau, kad jis yra neįmanomas. Ir dabar dėl darbo kodekso, tai yra dėl civilinio kodekso pakeitimo. Tai taip, jūsų teikimu buvo priimta ir aš kiek dabar žinau, Europos komisija yra pradėjus pažeidimo tyrimą. Ar bus jau pateikimas įvykis? Aišku, čia reikia politinės valios, kad tas sprendimas būtų priimtas. Aš labai abejoju, ar šitoje kadencijoje tas atsitiks. O kaip jau patekti klausimą jums gali iš karto? O kaip jūs žiūrite į organą, tai prie premjero ofise, kur laiko turizmą? Žinokit, kai premjeras pajudina, reikalai juda. Tai dar mes turim dabar pavaduotoją kanclerį Lukas Savicką, kuris tikrai nuolat, man atrodo, bendrauja su jumis ir šįryt aš mačiau čia prieš konferenciją, kur irgi aptarinėjo tam tikrus klausimus. Tai toks žmogus jau yra. Bet ar jisai tęs? Ar jam turi būti turizmas priskirtas kaip atskira funkcija? Kodėlgi ne? Ir turizmas taip pat. Jeigu bus kita premjerė, tai tikrai. Gerai, tai štai vietoje aš sustabdysiu mūsų diskusiją. Ir baigdama, turbūt pasakyti tokius kelius dalykus, asmeninis mano jausmas, kad mes šiandien turėjome daug geresnį pokalbį negu visi klasikiniai debatai, kurių dabar vyksta viešoje erdvėje. Ačiū jums visiems už tą pasirengimą. Tikrai buvo įdomios, viena kita papildančios mintis, galima debatuoti, filosofuoti, leistis į tai, bet tikrai matosi, kad mes turime kandidatus, kurie mūsų šitas sektorius ir kurie galvoja, tai tas yra labai smagu. Tai pakartosiu, dėkojom labai Valstiečių žaliųjų sąjungos atstoviai, mūsų kandidatė į parlamentą Vida Ačienei. Tada Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į parlamentą Andrius Kučinskas. Lietuvos demokratų partijos kandidatė Svetlana Grigorjevna. Ir Svetlana pakvietimas ir atvažiavimą net iš Palangos. Liberalų sąjūdžiui Simonas Gedvilas atstovas. Laisvės partijai ačiū Karoliui Žemaičiui. Ir Laisvės ir teisingumo partijai Jolanta Vadyvienė ir ačiū, kad buvot su mumis. Tai mums dar, jeigu kas turime laiko, galime perėti į polą, tenais padiskutuoti ir dar pasikalbėti. Dar vieną klausimą, jeigu galima. Valdai. Dar nepaleisim tik greitai, kadangi pirmą kartą susitikom. Taip kartu visi draugiškai dialogė. Taip dirbsim ir Seime. Sveiki, esu Valdas Trinkūnas, Spavilnius grupės valdybos pirmininkas. Ir norėčiau gal duoti pasiūlymą tokį, šitam versle tenka dirbti jau beveik 20 metį. Ir kalbame dabar apie pinigus, apie daugelį dalykų, bet keletas reikalų yra, kurie galėtų spręstis gana laisvai ir gana greitai. Mano pasiūlymas būtų toksai. Kurį laiką Seime vaikštinėjo toks įstatymo projektas dėl socialinių iniciatyvų įstatymas, kuris numato galimybę, reiškia, kad darbdaviai galėtų prisidėti savo darbuotojams sveikatos gerinimo reikalais. Dabartiniu metu
sveikatos ministerija ir visos kitos tarnybos rūpinasi pasekmių šalinimu. Tai yra, kada žmogus susirga, tada jį reabilituojam, atstatinėjam ir taip toliau, kas kainuoja nežmoniškus pinigus ir neduoda gerų rezultatų. Socialinių iniciatyvų įstatymas, kuris buvo kažkada ruoštas, tai numato galimybę, kad, reiškia, darbdavys galėtų savo darbuotojus, ypatingai COVID pasekmėms šalinti, pavargusius darbuotojus, ne tik kaip dabar numatyta vyriausybės programoje, kad, reiškia, medikams, pedagogams dabar kažkas numatyta, bet tiesiog darbdavys tai gali daryti ir kad tai nebūtų brangu, kad tai būtų atleista nuo fizinių asmenų ir sodros mokesčio. Tai ženkliai padėtų Lietuvos žmonėm, ypatingai šioje situacijoje, aš manau, kad dar tęsis keletą metų šitą reikalą padaryti. Kitas dalykas yra, reiškia, patys žmonės. Šiandieną mes jaučiame, kad žmonės tikrai ir pinigų turi, ir sveikatą nori gerinti, ir rūpinti savo, reiškia, sveikatos ir darbingumo įsaugojimu. Bet už tai, kad jis į savo kišenės moka pinigus, reiškia, licencijuotom įmonėm, kurios teikia sveikatinimo, gyvenimo, teisingo, sveiko gyvenimo būdo, reiškia, propagavimą ir priemonės, jis dar turi sumokėti didelius mokesčius. Tame tarpe, jeigu tai medikas jo nesinčia, jis turi mokėti 21% PVM. Mano siūlymas būtų, kad skubiu laiku galėtų būti šitas klausimas pasprastas taip, kad, reiškia, jeigu žmogus profilaktiškai sveikatinasi, gydosi licenciją turinčiose Lietuvos infrastruktūros, gerai išvystytose sanatorijose, spa centruose ir taip toliau, sumažinti jam PVM mokestį daleiskim, iki 5%. Kad jis mokėtų 5%, jis rūpinasi savimi, jis neėmė iš ligonių kasų pinigų, jis atvažiuoja, gydosi, sveikatinasi ir tai yra du šaltiniai, kuriuos aš paminėjau. Vienas dalykas - darbdaviai, kurie gali padėti šitam reikalui, socialinių iniciatyvų įstatymas, kad jiem nebūtų taikoma fizinių asmenų ir sodros mokestis. Kitas dalykas - žmogus mokėdamas iš kišenės ir gydydamasis ar savo rūpindamasis sveikata, nemokėtų 21% PVM mokesčio, kas nežmoniškai pabrangina dalykus. Reiškia, tu turėjai pas gydytoją, gydytojas tave siunčia, tada tu gauni arba nemokamai, bet jeigu tu pats iš savo kišenės, tu turi mokėti didžiulius mokesčius. Tai, man atrodo, du šaltiniai, kurie galėtų ypatingai COVID visoje toj atmosferoje padėti žmonėms, tiek patiems žmonėms savim rūpintis ir savo sveikatą rūpintis profilaktiškai, kad nesusirgti, tiek ir darbdaviams rūpintis savo darbuotojais normaliom sąlygom. Ačiū labai. Ačiū už jūsų pastabas. Tai aš manau, kad mes čia galėtume ne pusantros valandos, pusantros dienos diskutuoti apie tokį platų sektorių. Tai dar kartą dėkoju visiems čia buvusiem. Linkiu visiems sėkmės rinkimuose, kad jūs visus išrinktų ir turizmas turėtų tikrai gerus ambasadorius. Tai gero visiems penktadienio. Jeigu galima repliką, pabandėme mes teikti tą PVM mokesčio lengvatos pratęsimą dar 2 metų. Ekonomikos komitetas, ponas Bradauskas ir visi susirašė, pritrūko vieno balso, kad būtų pratęsta. Bet tikėkime, kad naujas Seimas kitaip važiuoja. Tai aš norėčiau paraginti iš tikrųjų, kad jeigu čia esantis mes būsime išrinkti, tai mes visą laiką vieningi bent jau. Turizmo komisija. Pasižadėkime. Ne, aš nebenoriu jiems duoti mikrofonų, nežinau, politikai pradės kalbėti, tai išeis. Tai dar kartą ačiū visiems.